Šiandien antrasis ketvirtfinalio serijos mačas. Šiauliai pralaimėjo pirmąją dvikovą. Remiasi žaidėjų Maiku Skotu. Kitas atako organizatorius Eivydas Mološčiakas yra toks visiškai gynybinio braižo krepšininkas. Neptūnas supranta, kokią didžiulę persvarą jie įgytų, jeigu jie išsivežtų pergalę iš čia. Leonavičius vėlavo prie Beideris. Leonavičius veikia tritaškį. Taškų pranašumą, dabar tiesa jis kiek sumažėjęs. 7 taškai, taip. Gintaras Leonavičius yra tas šeštasis žmogus, vadinasi. Iš to galime spręsti, kaip svarbu yra Neptūnui atkirsti varžovų į žaidėją. 5 taškų skirtumas, koks gražus perdavimas. Danielį. Juvingas Grantui, koks puikus perdavimas. Neptūno komandos žaidėjai, kurie šiandien rungtyniauja puikiai. Čia Arnas Butkevičius, krisdamas. Maikas Skotas toks žaidėjas, kuris iš tikrųjų kartais perkaista ir pasiduoda emocijų bangai. Dabar reikia jau galvoti, kaip sudraskyti Klaipėdos gynybą. Čia 2 taškai su pražanga. Perdavimas į priekį, čia Airsas iš toli, tai vos metimas čia pabaigos. Perdavimas Pleistedui. Čia jau jo, nelygių žmonių dvikova. Spėja grįžti Kuščikas prie Pleistedo, prie Juvingas Skotas, bet Maikui Skotui Leonavičius. Gražus perdavimas. Tas Pleistedas! Dvigubinama gynyba, rizikuoja Šiauliai, palieka Vytautą Šarakauską laisvą ir už tai turi susimokėti. Taras Leonavičius. Susiorientavo Leonavičius, puikus perdavimas Asemui Marijai. Na ir jeigu Šiauliai laimės, aišku, MVP yra šis žmogus. Ten jau dvigubinimų nebuvo. Nieko neliko laisvo prie tritaškio linijos. Rokas Giedraitis. Skirtumas ir mažėjantis laikas. Džerajus Grantas iš viršaus. Girdžiūnas. 2 taškai, 2 greiti taškai, to ko reikia Neptūnui. Ne. 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 Ne.